Sveiki atvykę į matematiką. Ir galim sveikinti šituosius. Taigi, pakalbėsim šiandien apie mišriasias trupmenas, arba mišriuosius skaičius. Tai yra tema, kuri jau nemėgsta trupmenų, yra dar baisesnė. Ir gal sakyti, o ne, kas nusprendė paimti trupmenas ir viską dar pasunkinti? Taigi, ką šiandien išmoksime? Išmoksime pasiversti iš mišriosios trupmenos, to pakeisim spalvą, iš mišriosios trupmenos į netaisyklingąją paprastąją trupmeną ir atvirkščiai iš netaisyklingosios paprastosios trupmenos į mišrųjį skaičių arba mišriąją trupmeną. Fantastika. Taigi, toks yra mūsų tikslas šiandien ir išmoksime du puikius būdus, kaip tai padaryti. Tai galim iš karto ir pradėti, padarykime šitą kopiją ir sukurkime savo nuostabų uždavinį. Taigi, mes turime kažkokią trupmeną, mišrųjį skaičių. Fantastika. Ir kaip mes galim pasiversti į trupmeną? Verstume į trupmeną kodėl visų pirma, nes galbūt reiktų dauginti arba palyginti trupmenas ir taip toliau. Dėl to reiktų pasiversti į netaisyklingą trupmeną. Na, kaip tai padaryti? Ir mes turim prisiminti vieną svarbų aspektą, kad jeigu mes pasiversime skaičių į trupmeną, pavyzdžiui, vienetą į kažkokią trupmeną, kur apačioje yra trejetas, tai mes natūralu turėsime 3/3. 3 iš 3, 3/3 yra tiesiog pilnas vienetas, ar ne? Tai jeigu šito nesimokėt anksčiau, galėsite pažiūrėti įrašus apie trupmeninės dalis. O jeigu mes turėtume 2, ar ne, tai kas būtų 2, tai būtų, 3/3 plus 3/3, tai būtų tiesiog 6/3, ar ne? Ir pamatysim įdomų dalyką. Jeigu mes norime pasiversti sveiką skaičių į trupmeną, kurios kažkoks yra vardiklis, pavyzdžiui, 3, tai mes tiesiog dauginam vardiklį iš to skaičiaus. Taigi bus tiesiog 9/3. Jeigu būtų, pavyzdžiui, 5, tai mes turėtume pačioj trejetą ir daugintume 5 iš 3, nes 5 kartus kartojasi ta trupmena būtų 15/3. Nes mes arba galim sudėti viską 5 kartus, arba padauginti skaitiklį iš 5. Šiuo atveju, jeigu mes arba sudėtume 5 kartus, arba sudaugintume. Galim sudėti, aišku, galim parašyti lygų 3/3 plus 3/3 ir taip toliau. Taip, gerai, 5 kartus, nuostabu, viską rašom, kodėlgi ne. Ir kiekvienas trejetas vis skirtingai atrodo ir mes sudedam tik tai skaitiklius, vardiklis nesikeičia, reiškia 5 kartus po trejetą bus 15/3. Dėl to mes galime tikrai dauginti ir mes tą darysime dabar. Taigi, mes, tikiuosi, išsiaiškinome, kodėl iš viso dauginame su skaitikliu. Jeigu mes į bet kokią trupmeną pasiverstume 5, pavyzdžiui, į trupmeną, kur apačioje yra 7, tai mes daugintume 5 iš 7 ir gautume 35/7, nes 5 kartus 7/7 sudėtume, nes jeigu pasiverstume vienetą į trupmeną, kur apačioje yra 7, tai viršui irgi būtų 7. Jeigu šitai nėra aišku, puiku, pažiūrėkite video apie trupmenų sudarimus. Yra mano kanale, galbūt pasidalinsiu įrašo pabaigoje. Ir mes, kai šitą jau žinome, kad turėtume dauginti skaitiklį iš tiek, kiek sveikų skaičių turime, mes galime jau pilnai atlikti veiksmą. Mes, kai turime mišrųjį skaičių, mes padauginame, žinot ką, netgi pasižymėsiu, skirtingom spalvom, kad būtų aišku, kas čia vyksta. Taigi, mes dauginame sveiką dalį, dauginame iš vardiklio ir pridedame, koks jau buvo anksčiau, mes kadangi apjungiame viską, koks anksčiau buvo skaitiklis. Ir mes gausime atsakymą Ir čia, aišku, pačioje vis dar trejetas, nuostabu,
viską sudėsime ir gausime 16 trečiųjų. Tai viskas gerai. Klaidos nepadarėme. Nuostabu. Va. Ir jeigu mes turėsim bet kokį kitokį skaičių, pavyzdžiui, 7 ir 1 antroji, nuostabu, mes dauginame 7 iš 2 iš vardiklių, nes apačioje yra dvejetas, ir pridedam 1 ir gausime 15 antrųjų. Jeigu norite uždavinių, pabaigoje pridėsiu uždavinių, kurias galėsite išspręsti ir parašyti komentaruose, komentaruose pasidalinti. Puiku. Jėga, tikiuosi, viskas šiandien yra aišku ir mes galime eiti prie smagesnės dalies. O kas, kai mes turime, pavyzdžiui, 41 trečiąją, o ne, ką mes čia darome. Ir mes pagaliau pritaikysime tą jūsų pasilgtą uždavinį veiksmą, tai yra dalyba kampu su liekana. Ir jeigu mokėtės anksčiau dalyba kampu su liekana ir galvojate, man tikrai niekad gyvenime nebereikės dalybos kampu su liekana, hei, geros naujienos. Čianais dalyba kampu su liekana yra pats geriausias būdas surasti, kiek sveikų skaičių galime ištraukti iš trupmenos. Taigi mes dalintume kampu, pavyzdžiui, 41, aš gražiau parašysiu, kiekvieną skaitmenį į savo langelį iš 3 daliname, kiek bus 4 iš 3, vieną kartą vienas gausim sveiką skaičių, atimam 3, gaunam 1, nuleidžiam dar vienetą, puiku, kiek kartų telpa trejetas į 11, telpa 3 kartus, tai atimam 9 ir gausime 2 liekana. Nuostabu, mes šiuos dalykus gauname. Ir ką mes darom toliau? Taigi, mes parašome, kad atsakymas bus 13 sveikų, nes toks yra atsakymas. Tada turime, aišku, trupmeną. Ir liekana keliauja į viršų. Nuostabu, liekana neišsitraukia, lieka neišsitraukusi, neištraukta. Ir tada, aišku, mes paliekame mūsų vardiklį nepakitusi. Vardiklis nesikeičia. Tai va, pabandom dar kelis skaičius su didesniais skaičiais, dideliais skaičiais ir arba su mažais, galim netgi su mažu iš tikro. 7 antrosios yra labai paprasta, mes 7 daliname iš 2, gausime 3 kartus, atimam 6 ir 1 yra liekana. Puiku. Taigi mes gausime atsakymą, sveikas skaičius yra 3, vardiklis nesikeičia, lieka dvejetas, o liekana keliauja į viršų ir bus 1 antroji. Na va, kaip paprasta. Jeigu gautumėte netyčia didesnius skaičius, pavyzdžiui, 843 penktosios ir galvotumėt, o dieve, kas šitą dalyką sugalvojo. Nesijaudinkite, mes turime mūsų seną gerą dalybą kampu. Taigi, 843 iš 5 mes tiesiog daliname, nuostabu, 1 atimam 5, nuleidžiam trejetą ir ketvertą, kiek kartų 34 telpa 5, 6 kartus, atimam 30, nuostabu, nuleidžiam ketvertą ir trejetą, kiek kartų telpa 8 kartus ir atimam 40, lieka 3, gražiau parašysime 3 ir 3 yra liekana ir nuostabu, mes tiesiog gausime čionais 168 ir 3 penktosios. Na va, nes sveikas skaičius, kurį mes gaunam atsakymą, keliauja į sveikąją dalį mišraus skaičiaus, o trupmena keliauja viršų. Ir aš jaučiu, kad aš nepasakiau, tai kas yra tie mišrieji skaičiai, aš galėsiu dar pabaigoje patikslinti. Tai va, ir jeigu jūs netyčia gaunate daug paprastesnius skaičius, pavyzdžiui, 4 trečiosios, tai jums nebūtina daryti kampu, nebent labai norite, bet galite pasižiūrėti, kiek kartų telpa trejetas į ketvertą. Juk yra maži skaičiai. Tai mes matome, kad telpa 1 kartą, tai 4 minus 3 yra 1, tai reiškia 1 kartą telpa, 1 kartą reikėjo atimti, tai gausime 1 sveikąją ir likutis 1
trečioji. Galbūt sutrukdė, kad yra daug vienetų, tai paimsim kitą skaičių, kur nėra tiek daug vienetų. Pavyzdžiui, o kas jeigu bus 13 penktųjų, 13 penktųjų turime, galim dalinti kampu, jeigu norime, viskas yra puiku, bet galim galbūt mintinai paskaičiuoti arba atimtimi, kiek kartų telpa penketas į 13. Mes matome, kad telpa, galim vieną kartą atimti penketą, nuostabu, atsakymas bus 8, tada iš 8 to atimam 5, atsakymas bus 3, taigi mes iš viso 2 kartus galėjom atimti penketą iš 13, taigi atsakymas bus 2 sveiki ir liekana atėmus bus 3 penktosios, nes apačios niekada nekeičiame. Tai va, tai toks buvo pagrindinis veiksmas, mes galime arba dalinti kampu, ypač su didesniais skaičiais yra labai puikus metodas, labai geras metodas, nuostabu, labai patogu ir visa kita. Ir lygiai taip pat mes galim tiesiog, jeigu matome, kad telpa vieną kartą arba 2 kartus, nes matome, kad 2 kartus galime atimti tą skaičių, tai mes galime daug paprasčiau viską apskaičiuoti. Ir paskutinis dalykas, ką norėjau pasakyti, tai aišku, tai kas yra tie mišrieji skaičiai, kodėl vadinama mišriaisiais skaičiais šios trupmenos, ar ne? Tai visų pirma, kad jinai yra sudaryta iš 2 dalių. Iš sveikojo skaičiaus ir iš trupmeninio skaičiaus. Ir dėl to yra vadinama mišriuoju skaičiu arba mišriaja trupmena, nes sudaryta ir iš sveikosios dalies, ir iš trupmeninės. Ir aišku, mes galime tik tada ištraukti sveiką dalį iš paprastosios trupmenos, jeigu skaitiklis viršuje yra didesnis už apačią. Jeigu mes turėsime 4/7, pavyzdžiui, gerai dalinkite 4 iš 7, 0 kartų tilps, taip ir 4 bus liekana. Tai mes tiesiog nieko negalim padaryti ir gausime 4/7, nes nieko neįvyks, kai skaitiklis yra mažesnis už vardiklį. Mes negalim ištraukti sveikos dalies, nes nebus jokio sveiko skaičiaus. Tai tiek. O jeigu domintų šitų skaičių veiksmai, sudėtis, atimtis, daugybą ir dalybą, tai pažiūrėkite kitus video, kuriuos pasidalinsiu dabar šito įrašo pabaigoje. Ačiū visiems, pažiūrėkit šituos video ir sėkmės tau su matematika ir nesijaudink, matematika nėra tokia baisi, kaip atrodo iš pradžių. Labanakt.